čia apie Habibą kitokie jo pasakymus, apie judaizmą ir taip toliau. Ką tokie žmonės kaip Habibas paprastai randa islame, kad juos susižavė? Geras klausimas, sunku suprasti. Bet pirmiausia, žinai, aš pabandysiu kaip psichologiškai pakalbėti. Manau, kad islamas juos sužavė dėl jų seksualinio nepasitenkinimo. Ir už tai daug nevykėlių tokių paprastai. Jie mėgsta, jis sektas religijos metasi daug. Jiem ten duodama tokia viltį, kad jie po mirties gaus tai, ko čia nesugeba pasiekti. Rojui žada ten, oho viešai, Korane paskaitykime. 44 sūra, 54 ajatas. 52 sūra, 20 ajatas. 55 sūra, 72 ajatas. 56 sūra, nuo 22 iki 24 ajatas. Hurija seksualinių santykių su didžiakės, stambiakrūtės, nekaltas mergelės, visada jaunas. Žada. Hadisai patvirtina, kad jų skaičius bus 72, net 72. Žinoma, tuos seksualiai nepatenkintus nevykėlius traukia tas aspektas. Čia ne šiaip, vilioja ta netikra viltis po mirties. Seksualinis gal čia kažkokia simbolika gilesnė, nevelnė. Skaitau Ibn Madžah, rinkinys 4337 numeris hadiso. Mes paklausėm Allaho pasiuntinį, ar turėsime roje lytinių santykių su savo žmonomis. Klausia labai konkrečiai. Allaho pasiuntinys atsakė, taip, prisiekiu tuo, kurio rankoje mano gyvybė. Vyras per vieną rytą turės intymių santykių su 100 nekaltų mergelių. Ko jie gyvenime čia neturi, ten roj bus pagarba, ten sėdės ant žalių kilimėlių pavėsy, ten bus daug vaisių, daug maisto visokiausio prašyta, dar tos gurijos visos, 700 visos nekaltos. Kavaib yra žodis arabų, 78 sūra, Naba, 33 kavaib. Tai aš bandžiau įsiaiškinti kavaib, ką arabų filologija žinau visą tą iš kavaib, tai paprašai stangriakrūtės arba didžiakrūtės. Va, kuo vilioja jos rūgį, kokiais malonumais. Ir prekiauja islamas tą netikrą viltim. Nu, čia, sakykime, viskas galima suprasti, tos kompleksų žmonių nevykėliškumą, šiausiai turės daug maistų, turės pagarbą kažkokį. Šiaip ir gyvenime čia su moterim ten gerai viskas seksis, visos bus paklusnės, visos apie 102 eiliai stovės, ne taip, kad čia problemas. Bet man vienas dalykas, kas labai nepatinka ir Habibai man jų sutartini labai smarkiai, visi barzdukai. Barzdukai ir bezdukai islame. Atsivertėliai. Gerai viskas aišku, kad jums tų moteriškių stambiakrūčių reikia. Sakykime, čia galima teoriškai suprasti, kompleksas tas yra. Bet man įdomu Korane, bet kitas dalykas, kuo jūs vilioja dar. Kad rojai dar aplinkui sukiosius gražiais jauni berniukai, kurie jums patarnaus ir aptarnausius. Va šitas tai man labai įdomu, Habibai. Vilioja tave, ne šitas dalykas. Žiūrėkit, sūra Al-Insan, 76-19. 76 sūra, 19 aja. Ir vaikščias tarp jų amžinai jauni berniukai. Kai juos pamatysi, palaikysi perlais. Čia dabar kas paveldiu, vilioja jūsų Koranas, kaip bus gerai, daug moteriškių, stambiakrūčių ir dar daug berniukai kažkokie jūs aptarnaus. Sūra Nakija, 56, 17-18, paskaitykime. Tarp jų, rojus musulmonų, reiškia, rojų sėdinčių, ten po šešėlio ant kilimėlio ryjančių daug ir geriančių, vaikščios amžinai jauni berniukai, su taurėmis ir ąsočiai ir taurėmis gerimo iš šaltinių. Čia dabar kas. Skaitau toliau, sūra Tur, 52, 24. Ir jūs aptarnaus jaunuolį, gražus tarsi paslėpti perlai. Ne, kad tarnai ten turėsi tarnų, nieko darysi, tik turėsi krūšite su gurijom ir nieko nereikės už tai, kad čia vykdėt viską. Ne, jauni berniukai aptarnausius. Jau vyresnis tarnas ar kokia jau pagyvenus moteriškė, kuri gal ir skaniai gamins ten ėsti. Ne, va šitas dalykas, kas čia dabar? Kas čia po velniu, Ir va tie nevykėliai gyvenime nori va šitą, ko jie čia gyvenime negauna, savo visos nepatenkintus geismus, dar kartais ir iškreiptus geismus realizuodami. Todėl už tai jų negąsdina Mahometo pedofilija. Gal pas pačius yra kažko tokio. Nes pas žmogų, kurio nėra, jis iškart pasipiktina, bet raudonas pasidaro.
Kiekvieną normalų žmogų tai užliečia. O tai čia nieko, čia seniau buvo ta pedofilija, seniau nesiskaitė su vaiku, dabar čia tada visas pasaulis, bet nebuvo toks pasaulis, jokių būdų. Jeigu mes pažiūrėsim istoriškai, istorija aišku, čia supranta, apie istoriją supranta tiek, tai žinai, kaip kiaulėta debesis. Šiandien istoriją pažiūrėsim, tai buvo sunkus darbas, prastas maistas senovai. Tai menstruacijos merginos prasidėdavo apie 17 gyvenimo metus senovai. Ir tuokdavosi gana išskyrus viduramžiais, ten sakė viduramžių Europai aristokratija, bet ten jie negyvendavo, kaip yra žmonės sudaro, kad greičiau tas sujungti įtakingas giminės, valdžią turinčios, turtus žemę, kad neišskaidyti. Dėl to. O kiti visi miestiečiai, valstiečiai, jie tuokdavosi 17, 18 ir 25 kartais metų. Viduramžiais ir anksčiau tas buvo. Ir Kinijai ten buvo nuo 17 metų nustatyta. Čianų dinastijos. Tikrai nebuvo visas pasaulis. Saudo Arabija, ten lūkinį, puslūkinį peraščią, kur gyveno. Tai gal ten buvo priimta paprasčiausiai. Bet jeigu tu pranašas, tai turi pasakyti, ne, čia blogas paprotys, čia diachilija, čia iš pedofilija, čia taip nebus, čia Allahas draudžia tokį. Uždraus šitą dalyką. Teisingai. Ne, davė 9 metų vaiką, santykiau, gerai, kokios problemos, tai priimta. Tadagi nebuvo, dabar tai vat. Ne, man išliktų klausyti, aišku. Tai įvairūs tiek heteroseksualūs, tiek kažkokie iškreipti malonumi žmonės pasitraukia. Ir jie daro visą, kad gal šitas hurijas ir dar kažkokius kitus malumus, kad galėtų tam rojai gyventi. Ir pragaro labai bijo, tengi sako, už kaklo pils verdantį vandenį, reikės vaisius ėst zakumo medžio, kurie dygliuoti kaip šeitano galvas. Labai negerai, čia atrodo taip gerai bus. Jie šlapinasi atsitūpę, auginasi barzdas, prisidėjo kepurėlės kažkokias, šneka tom arabiškom frazėm, kad pasidėti savo bukų. Gal duos rogį. O kitas dar pagalvo, gal mažai, dar vienų šlapinimas atsitūpus dar gal neduos. Tai gal dar reikia durną galvą padėti kažkur džihadę susisprogdinti. Aš nesakau, kad islamas teroristinė religija. Aš sakau, kad labai daug musulmonų yra teroristų. Labai daug. Iš 20, 19 teroristų bus musulmonų tikėjimų. Nes islamas, žiūrėjom, kaip tu interpretuosi. Jeigu protingi žmonės, išsilavinę, išprusę, intelektualų žmonės, jie interpretuoja islamą gana normaliai. Bet jeigu nuo kalno nulypęs, jis pradės interpretuoti, žinot. Čia tokie konvertitai, suprantat, su išmatus palafazdom. Tai žinoma, kad yra pavojingas. Man tai, pavyzdžiui, apskritai dabartiniai totorių bendruomenė, muftijate, Begansko vadovaujamas, man tai vahabizmų labai viskas kvepia, žinokit. Nebėra tas tradicinis islamas, kuris buvo anksčiau. O šiaip tai, jeigu jau šitos barzdukus palėtėm šiandien, aš tai siūlau tokį dalyką. Pavyzdžiui, jie labai smarkiai apsimelavo. Jie pasakė, Senam testamente Rebeka susituokė 3 metų su patriarchu Izaoku. Senam testamente to nėra. Aš labai gerai žinau Seną testamentą. Yra vairiausių keistų tekstų, rašė pats buvo islamo įtakai. Tai tokios interpretacijos. Jis vieną nesąmonę pamelą, bandė paneigti kitus, sako, bet tai Suleimanas, tai yra Saliamonas, jo žmona pagimdė 8 metų. Kur po velnių jūs Tanache rado tokią nesąmonę? Tai dabar aš siūlau, gerbėmiai, galim padaryti, ateinat, atsinešat Seną testamentą, Tanachą ir parodot, arba suskaičiuojat, faktais, neginčiamis, kad Rebeka ištekėjo 3 metų, Saliamono žmona pagimdė 8. Viskas. Taškas. Teorema bus įrodyta. Kur parašyta Tanachė? Ne kažkokia tenai, kažkokia nuomonė, kažkur autorius. Žinot apie islamą, kokių nuomonė yra visokiausių. Jeigu dabar imsiu įvairiausius autorius, tai yra tokių, žinot, savo mokslių muftijų, tokių, kurie santykius lytinius su ožkom įteisinti gali fetvą išleisti. Tai ką dabar sakysi, kad islamas toks? Tai jūs parodot šaltinyje. Kur šventoj knygai, Senam testamente, paminėjai žodį, Senam testamente, kur Rebeka Senam testamente susitiko 3 metų parodė. Ir kur Saliamono žmona pagimdė 8, kur tai parašyta. Tiesiogiai, netiesiogiai, išvestinai skaičiuot galima. Prašau, jūs galite skaičiuoti viską, jokių problemų. Parodykit. Rytietiškas tuščiažodžiavimas ir melavimas. Nuo savęs nusuk bandyti kitą kažkokį įrodyti. Pas mus tai 9 metų su vaiku turės, o pas jums pažiūrėkit valgymą. Pas mus nėra šito. Pas mus šventam rašte, šventuose tekstuose šito nėra. Nei Kabalos knygos, nei Tanachė, kur krikščionis vadina Senuoju testamentu. Šito nėra. Ačiū už dėmesį.